Ekonomistai sako, kad infliacija slops ir toliau visus likusius metus. Mūsų ekonomika tampa stabilesnė, labiau prognozuojama. Bet pasak ekonomistų, kainos negrįš į prieš metus buvusi lygį prieš kainų šuolius, nes jos užprogramuotos augti. Praneša apie išaugusį dezinformacijos mastą. Taikiniai ir pats susitikimas ir vakarų parama Kijevui. Vilniuje susirinkę aktyvistai iš viso pasaulio sako, kad į rusišką dezinformaciją reikia atsakyti humoru ir šmaikščiais vaizdeliais. Pirmą kartą surengta NAFO pasivadinusios internautų bendruomenės susitikimą pasveikino ir Lietuvos užsienio reikalų ministras bei Estijos premjerė. Jei bandai reaguoti į propagandą papunkčiui, tai negali to padaryti greitai. Jei atsakai humoru, tai visi supras, kad tai absurdas. Šmaikščiais juokais ir rusišką propagandą atsakantys internautai pirmą kartą susirinko Vilniuje. Pagaliau kartu ir tikrame pasaulyje, sako renginio organizatorius. Prieš 1,5 metų susivienyję aktyvistai iš viso pasaulio pasivadino NAFO. Mes galim juoktis, mes galim kurti kažko naujo, o Rusija, kiek aš mačiau, neturi savo komedijos mimsų armiją. O vakarų memų kariuomenė jau sudaro apie 30 000 narių ir 100 000 sekėjų. Estijos premjerė Kaja Kallas pritarė, kad su propaganda reikia kovoti humoru. NAFO plėtra nediskutuotina ir Ukraina laimės. Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad tai demokratijos privalumas. Nepaisant išleidžiamų milijonų milžiniškiams propagandos tinklams, autoritarinė Rusijos vyriausybė vis dar nesukūrė jokių juokingų juokelių. Bent jau šioje salėje niekam nekyla abejonių, ar humoras laimė. Nemanau, kad sutapimas, kad karą laimės ta pusė, kuri kuria geriausius memus. Atpigo žaliavos pasaulinėse rinkose. Nafta yra tokia pigi, kaip sakau, čia jau galima būtų žiūrėti, kokio jinai yra pigumo, galbūt kaip 15 metų tada. Tai ten viskas seniai yra sugrįžę į tą lygį, kuris egzistavo prieš prasidedant Rusijos-Ukrainos karui. Lygiai tas pats yra su dujomis. Pigios, tai vyksta grįžimas ir koregavimas normalumo linkme. Ekonomistai sako, kad infliacija slops ir toliau visus likusius metus. Mūsų ekonomika tampa stabilesnė, labiau prognozuojama. Bet pasak ekonomistų, kainos negrįš į prieš metus buvusi lygį prieš kainų šuolius, nes jos užprogramuotos augti. Matėme nesveiką kainos augimą, tai ir augimo greitis buvo per didelis. O kad jos grįž, tai tikrai negrįž, nes pagaliau mūsų atlyginimai tiesiog didėja ir dėl to, sakykime, mūsų įperkamumas auga.